Sveiki, esu Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius. Dirbu Sveikatos mokslo instituto visuomenės sveikatos katedroje, mano mokslinių darbų kryptis yra mityba ir visuomenės sveikata. Visi mes žinome, kad mityba yra sveikatos pagrindas. Deja, kaip rodo mūsų periodiškai atliekami Lietuvos gyventojų mitybos tyrimai, deja, Lietuvos gyventojų mityba nėra sveika, nėra palanki sveikatai, o netgi kai kurių ligų plitimą labai sąlygoja. Ir tai yra todėl, kad Lietuvos gyventojai vartoja per daug riebalų ir ypač gyvūninės kilmės riebalų. Todėl šioje paskaitoje mes pakalbėsime būtent apie riebalus žmonių mityboje, kokius riebalus geriau rinktis, kokių riebalų geriau vengti, bet vis tiek, bet kokiu atveju riebalai yra būtinas mūsų mitybos komponentas. Todėl apie juos reikia žinoti. Reikia žinoti, kokius, kada geriau vartoti ir kiek jų vartoti. Na, o kadangi mityba sveikatą lemiantis veiksnys, mityba yra sudėtinė gyvensenos dalis. Gyvensena mūsų sveikatą lemia apie 50%. Jeigu pažiūrėtume, kiek mitybiniai veiksniai, tai 30%. Vadinasi, mūsų sveikata didelė dalimi priklauso nuo mūsų pačių. Mes patys galime tapti aktyvų savo sveikatos vadybininkai, jeigu mes galvosime, kaip gyvename, o ypač galvosime, ką ir kaip mes renkamės maistui, kokius produktus ir kokius kiekius valgome, kadangi nuosaikumas yra labai svarbus irgi mitybos komponentas. Pasaulio sveikatos organizacija primena, kad jeigu visuomenės nariai laikytųsi taisyklingos mitybos principų, būtų fiziškai aktyvūs, nepiknaudžiautų alkoholiu ir nerūkytų, galima būtų išvengti 80% širdies kraujagyslių sistemos ligų, 90% antrojo tipo diabeto, 30% onkologinių susirgymų. Taigi iš tikrųjų mityba yra sveikatos pagrindas. Ši frazė daugeliui girdėta, tai tikrai ne naujiena, deja mes į ją neįsiklausome daugeliu atveju. Nes kai renkamės maistą, kaip rodo mūsų periodiškai atliekami tyrimai, sveikata vis tik nėra pirmoje vietoje ir nors, kaip matome iš diagramos, nuo 1997 metų žmonių, kurie rinkdamiesi maistą pagalvoja apie sveikatą, po truputį daugėja ir paskutinis tyrimas atliktas 2021 metais parodė, kad jau 31% Lietuvos gyventojų rinkdamiesi maistą galvoja apie sveikatą. Bet mes norėtume, kad 100% galvotų apie sveikatą. Aišku, tai būtų idealu, bet šiandieną mes galim pasidžiaugti, kad tendencijos yra jau gerėjančios. Tai reiškia, vis daugiau žmonių pagalvoja apie sveikatą ir tą mes matome, kadangi žmonės domisi mitybą ir tuo labiau pasirinkimas maisto yra gana didelis, bet labai svarbu, kad žmonės ir žinotų ir tas teisingas žinias taikytų, savo gyvenime. O jeigu pažiūrėjus istoriškai, čia tiesiog noriu parodyti vis tik tai, kodėl šiandieną mes kalbam apie riebalus, kodėl ta tema yra aktuali. Kreivės rodo pagrindinių maistinių medžiagų kitimą Lietuvos gyventojų mityboje nuo 1933 metų. Žalia spalva rodo baltymų tiekiamą energinę vertę, raudona riebalų, mėlyna angliavandenių. Matome, baltymų tiekiamos energinės vertės dalis paros maisto racione atitinka rekomendacijas. Per visą tą laikotarpį svyruoja tarp 10 ir 20%. Taip yra rekomenduojama. Deja, raudona kreivė, matome, kyla ir mėlyna leidžiasi ir jos apie 1992 metus susikryžiuoja, prasilenkia. Ir tokia situacija, kai riebalų tiekiamos energinės vertės dalis viršija angliavandenių, jinai neišvengiamai lemia širdies ir kraujagyslių sistemos ligų plitimą. Tai būtent aterosklerozės, išeminės širdies ligos, pasekmės, infarktai, insultai. Ir jeigu mes pažiūrėtume į Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūroje, mes pamatytume, kad vyrauja pirmoje vietoje būtent šitos ligos. Nors 2013 metais lyg ir pradėjo gerėti situacija, tai reiškia, tos kreivės vėl įgavo kitą tendenciją ir jau riebalų energinė vertė neviršijo angliavandenių, jau galima buvo džiaugtis, bet mitybos įpročiai yra taip įsitvirtinę, kad vis tik tai 2019 metų tyrimas parodė,
kad vėl riebalų tiekiamos energinės vertės dalis viršyje angliavandenių. Tai reiškia, situacija yra tokia, kad vėlgi Lietuvoje širdies ir kraujagyslių sistemos ligos jos yra vyraujančios ir kol nepakis Lietuvos gyventojų mitybinė situacija, tol nepakis ir šita sergamumo situacija. Tai reiškia, yra labai svarbu ir visa tai lemia per didelis riebalų vartojimas. Riebalus vartojame įvairiai. Tepame ant duonos sviestą, 41% gyventojų tepa sviestą, kai kas tepa margariną, kitokius riebalus, bet riebalų vartojame. 41% Lietuvos gyventojų pusryčiam valgo sumuštinius, nors mes mitybos specialistai rekomenduojame įvairias košes, ypač rupių kruopų košes. Bet košes tik tai, kaip tyrimai rodo, 25% daugiau valgo jas moteris, o šiaip 41% valgo sumuštinius ir ant duonos, kaip matėme, tepa sviestą. Dalis tepa sviestą plonai. Dalis tepa sviestą storai, išėmus iš šaldytuvo sviestas nelabai tepasi, pasipjausto plokštelėmis, susilipdo ant duonos ir valgo. Pasaulio sveikatos organizacija tiesiog primygtinai nurodo, kiek ant duonos rekomenduojama tepti sviesto. Tai reiškia, reikia užtepti plonai, perteklių peiliu nubraukti, kad užsipildytų tik tai duonos skylutės. Tai reiškia, kad mes matytume, kokia ten duona. O jeigu mes uždedame storą sluoksnį, tai reiškia tiek, kiek uždedam, tiek ir suvalgome. 82% Lietuvos gyventojų maisto gamybai naudoja augalinį aliejų. Čia tikrai yra gerai, tuo mes iš tikrųjų džiaugiamės specialistai. Vėlgi, aliejus, kai yra naudojamas maistui gaminti, kažkiek tai įsigeria į produktą, mes jo suvalgome, kažkiek tai lieka ir keptuvėje. Jeigu aliejų pilame ant salotų, aišku, mes jį ko gero suvalgome visą. Bet aliejų yra įvairių. Aliejus aliejų nelygu. Ir už tai, sakysim, džiaugtis, kad mes vartojame tiek daug aliejaus, mes negalime, kol neįsiaiškiname, o kokį aliejų. Kiekvienam žmogui galbūt pagal poreikį, pagal pomėgius, vienoks labiau patinka, kitoks gal mažiau, tą augalinį aliejų renkasi žmonės ir kartais pamiršta, kad 1 gramas aliejaus tiekia 9 kilokalorijas, 1 gramas gyvūninės kilmės riebalų taip pat 9 kilokalorijas. Tai reiškia, kaloringumas, energinė vertė ar riebalai augaliniai, ar riebalai gyvuliniai yra vienoda. Tai jeigu mes suvalgome tos riebalus, kaloringumas yra toks pat. Bet riebalus sudaro riebalų rūgštis, kurios lemia riebalų biologinę vertę. O nuo to jau priklauso, kokį poveikį ar sveikatinantį, ar sveikatą žalojantį gali daryti tie riebalai. Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojama maisto pasirinkimo piramidė parodo maisto produktų įvairovę, matome įvairių maisto produktų, o piramidės centre matom tokią labai nedidelę grupelę, yra aliejai parodyti, konkrečiai yra nurodytas alyvuogių aliejus ir dar matom šalia riešutai. Galima atkreipti dėmesį, nėra nei vieno kito produkto su etikete. Tik tai aliejus, būtent alyvuogių aliejus akcentuojamas, kad jisai yra sveikatos požiūrių geriausias, priimtiniausias. O riešutai čia yra todėl, kad riešutai vis tik tai yra aliejinė kultūra, jų kaloringumas yra didelis ir matom šalia alyvuogių aliejaus tie riešutai. Jeigu pažiūrėtume į Viduržemio jūros dietos piramidę, mes matome, kad tas alyvuogių aliejus ir riešutai nusileidę į piramidės apatinę grupę. Tai reiškia, ten dar daugiau rekomenduojama vartoti aliejaus, bet būtent irgi alyvuogių aliejaus. Ir mes pasiaiškinsime šiandieną, kodėl būtent alyvuogių aliejus yra toks geras. Ir pasiaiškinsime, kaip vertinti kitus riebalus. Kadangi šalia aliejaus yra ir riešutai, galime pasižiūrėti, tų riešutų yra įvairių ir norėčiau atkreipti dėmesį į jų energinę vertę, į jų kaloringumą. 100 gramų bet kokių riešutų tiekia apie 600 kilokalorijų.
Tai reiškia tikrai labai didelė energinė vertė. Pavyzdžiui, moteriai nėštumo metu energijos poreikis padidėja tik 300 kilokalorijų. Vadinasi, tas 100 gramų riešutų maišelis patenkintų 2 nėščiųjų moterų padidėjusius energijos poreikius. Vadinasi, tą 100 gramų riešutų, kurį mes drąsiai galime suvalgyti sėdėdami, pavyzdžiui, prie kompiuterių, žiūrėdami filmą ar šiaip užkandžiaudami, mes į organizmą įvedame tiek daug kalorijų, kad kartais ta energinė vertė tikrai yra per didelė, o po to stebimės, iš kur tie papildomi kilogramai, o jeigu yra per didelė energinė vertė raciono, didėja ir cholesterolio koncentracija ir vėlgi atsiranda širdies kraujagyslių sistemos ligų rizika. Taigi riešutai kaip aliejinė kultūra, kadangi yra riebus, reikėtų tikrai nedaugiau kaip 20 riešutų per dieną suvalgyti, o ne 100 gramų. Bet mes grįžkime prie riebalų. Šitoje diagramoje, schemoje, sakysim, gal paveikslėlėje yra parodyti dažniausiai maistui naudojami riebalai, kurie yra, čia sudėlioti pagal riebalų rūgščių, ypač sočiųjų riebalų rūgščių didėjimą. Raudona spalva yra parodytos sočiosios riebalų rūgštys, kurių mums reikia labai nedaug, bet jeigu yra daugiau, jos kelia riziką sveikatai. Tai reiškia, jų mes turėtume gauti tikrai nedaug ir jos turėtų tiekti nedaugiau kaip 10% nuo maisto raciono energinės vertės. Žalia spalva yra polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios pasižymi aktyvių sveikatinančių poveikių, kurios yra mums labai tokios reikalingos, naudingos. Mėlyna spalva yra mononesočiosios riebalų rūgštys, kurios taip pat yra naudingos sveikatai, tačiau jų poveikis šiek tiek skiriasi, bet kokiu atveju jos irgi priskiriamos prie tų gerųjų. Tai reiškia, matome raudona spalva sočiosios, žalia ir mėlyna nesočiosios. Ir atkreipkime dėmesį į alyvuogių aliejų. Alyvuogių aliejų, tą, kuris yra parodytas maisto pasirinkimo piramidėje. Matom raudonos spalvos, kuri žymi sočiųjų riebalų rūgščių kiekį yra nedaug. Tų polinesočiųjų riebalų rūgščių, kurios aktyviai veikia mūsų sveikatina, irgi nedaug, bet labai daug yra mėlynos spalvos, tai reiškia mononesočiųjų riebalų rūgščių. Kodėl tas alyvuogių aliejus toks geras? Viena, jisai yra gaminama šaltuoju spaudimo būdu, jame išlieka visos biologiškai aktyvios medžiagos. Tai reiškia, jis yra visiškai natūralus, tai yra gerai. Ir ypač jeigu tai yra pirmojo spaudimo aliejus, tai reiškia oksidacijos procesai dar neįvykę ir jo biologinė vertė yra labai didelė. Tai, kad mononesočiųjų riebalų rūgščių yra daug, yra privalumas, kadangi jos yra stabilios, jos greitai nesioksiduoja, aliejus neapkarsta ir alyvuogių aliejus turi gana ilgą tinkamumą vartoti laiką. Ir mes jį galime vartoti ir gauti medžiagų, kurių jo sudėtyje yra. Yra labai daug biologiškai aktyvių antioksidantų polifenolių, apie juos mes dar pakalbėsime, bet yra ir kitų medžiagų, tai reiškia ir vitaminų daug, ir antioksidantų. Tai reiškia, sakysim, tokia sveikatinantis poveikis alyvuogių aliejaus tikrai yra labai geras ir reikėtų jį pilti ant salotų ir vartoti žalią. Kartais žmonės klausia, ar galima ant jo kepti. Galima kepti, taip, bet jeigu mes kepsime, tai tą, ką gamintojas spausdama šaltuoju spaudimo būdu išsaugojo aliejuje, mes prarasime aukštoje temperatūroje, todėl neapsimoka. Bet mes galime dabar pažiūrėti į kitus aliejus. Šaltuoju spaudimo būdu spaudžiami ir, pavyzdžiui, sėmenų aliejus, ir Lietuvoje yra ūkininkų, kurie spaudžia. Ir jeigu mes palygintume alyvuogių aliejų su sėmenų aliejumi, matom, labai skirtingai yra, čia taip gražiai pavaizduotas tas riebalų rūgščių kiekis. Sočiųjų riebalų rūgščių yra tikrai labai nedaug, bet jeigu alyvuogių aliejuje polinesočiųjų buvo labai mažai, tai sėmenų aliejuje polinesočiųjų yra labai daug. Tai jos, kaip minėjau, pasižymė aktyvių sveikatinančių poveikių. Ir jeigu sėmenų aliejus yra šviežias, tai tikrai yra labai sveikatai palankus. Bet reikia žinoti, kad polinesočiosios riebalų rūgštys jos nėra labai stabilios. Ir greitai gali įvykti oksidacija, aliejus apkarsta tuomet, o įvykus oksidacijai gaminasi peroksidai.
Peroksidai yra kancerogeninės medžiagos, kurios skatina vėžio vystymąsi. Todėl jeigu aliejus apkarto ir jeigu dar toks su rūgštimi tasai yra skonis, jokių būdų negalima naudoti nei žalio, nei kepimui. Tai reiškia, aliejus tik tai šviežias. Šiaip aliejus natūraliai turi karstelėjimą tokį, bet jis nėra nemalonus. Jis tiesiog, toksai, kuris primena galbūt tokių žolių, kažkokių tai augalų tą karstelėjimą ir netgi jisai suteikia tokį malonų poskonį, bet jeigu yra nemalonus kartumas su rūgštumu, jokių būdų negalima vartoti bet kokio aliejaus, nes jis jau yra pasenęs. Tų aliejų, kurie yra gaminami šaltuoju spaudimo būdu, šiandieną galime nusipirkti įvairių. Į alyvuogių aliejų yra panašus avokado aliejus pagal riebalų rūgščių sudėtį. Tai reiškia, ten irgi daug tų mononesočių riebalų rūgščių, jis ilgesnį laiką išlieka nesioksidavęs ir tik tai yra gan specifinio skonio, todėl jis nėra labai paplitęs. O tokie aliejai kaip graikinių riešutų aliejus, vynuogių kauliukų aliejus, kanapių sėklų aliejus, moliūgų sėklų aliejus, sezamo aliejus, jie irgi dažniausiai yra gaminami šaltuoju spaudimo būdu. Jų sudėtyje jau yra taip pat panašiai kaip ir sėmenų aliejuje gana didelis polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekis. Jeigu jie yra neapkartę, jeigu jie yra švieži, jie yra biologiškai labai vertingi ir tikrai būtų pravartu turėti bent keletą tų aliejų ir vieną kartą ant salotų užpilti vienokį aliejų, kitą kartą kitokį. Taip mes į organizmą įvestume ir tų įvairių biologiškai aktyvių medžiagų ir polinesočiųjų riebalų rūgščių, kurios tiesiog aktyviai mažina ir cholesterolio koncentraciją ir širdies kraujagyslių sistemos ligų riziką. O tie aliejai, kurie yra gaminami jau ne šaltuoju būdu, o rafinuojami, dezodoruojami, pavyzdžiui, mums įprastas yra saulėgrąžų aliejus. Aišku, juos galime naudoti kepimui ir visus kitus aliejus naudoti kepimui, bet reikia žinoti, kad jeigu kepame, tai reikėtų tik vieną kartą lašelį aliejaus iškepėme, sakysim, blyną išėmėme, iššluostėme popierinę servetėlę tą likutį ir vėl lašelis naujo aliejaus ir vėl kepame. Aišku, tokia ceremonija daugam nepatiktų. Ir ką daryti, tai ant ko kepti, kad būtų viskas paprasčiau. Nesioksiduoja taip greitai sočiosios riebalų rūgštys. Jos sveikatai nėra palankios ir matom šitoje schemoje vištienos riebalai, kiaulienos taukai, jautienos riebalai, kiek daug raudonos spalvos parodyta, tai yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, už tai tų gyvūninių riebalų mes rekomenduojame kiek galima mažiau. Bet jeigu kepimui, tai tos sočiosios riebalų rūgštys, jos kadangi nesioksiduoja, tai kaip ir visai neblogai. Todėl pasižiūrime į apatinės šito paveikslėlio dalis, matom yra kokoso aliejus, čia parašiau aliejus, galima sakyti kokoso riebalai, nes jeigu yra žemesnė negu plus 25 laipsniai Celsijaus temperatūra, jie stingsta ir jau nebe aliejaus pavidalo, jau tokio, kaip sakoma, sustingusio, neskaidrios baltos konsistencijos tie riebalai. Ir toliau, matom, sviesto riebalai turi labai daug sočių riebalų rūgščių. Mes galime įsigyti sviestą gy, kur yra sukoncentruota būtent tos sočiosios riebalų rūgštys. Kadangi jos nesioksiduoja, tai tiesiog tie, kurie nori kepti ant keptuvės maistą, gali naudoti, kam patinka kokoso aromatas, kokoso riebalų. Daug nereikia, tam tik tai, kad keptuvės dugną patepti, kad neprikiptų kepsnys prie dugno. Kam patinka sviesto aromatas, sviestų gy patepti. Aišku, pats sveikiausias gamybos būdas tai yra troškinimas, garuose ypač. Bet kepimas irgi yra neišvengiamas, todėl vis tik tai, jeigu jau kepame, tai pasirinkime tuos riebalus, kurie, būtų, kaip sakoma, palankiausi. Nes tada oksidacija nevyksta, peroksidai nesusidaro, po kiekvieno kepimo išsausinti nereikia, galime drąsiai, gaminti kažkokius tai patiekalus ir jokios rizikos sveikatai jau tada nebus. Grįžtam prie alyvuogių aliejaus, kurį matėme maisto pasirinkimo piramidėje. Minėjau, jisai gaminama šaltuoju spaudimo būdu, jame yra gausu polifenolių, jie yra antioksidantai, jie yra priskiriami flavonoidų grupiai ir
jie saugo mūsų organizmą nuo laisvųjų radikalų žalojančio poveikio. Ir tai yra augaluose esančios fitocheminės medžiagos, biologiškai aktyvūs komponentai ir šiaip organizmas jų negamina, todėl mes tos polifenolius turime gauti su maistu. Ir alyvuogių aliejuje jų yra labai daug, jie pasižymi prieš uždegiminėmis, prieš alerginėmis, prieš virusinėmis, prieš vėžinėmis savybėmis, na, o kartu su vitaminu C mažina kraujagyslių pralaidumą, gerina kraujotaką ir jeigu mes alyvuogių aliejų užsipilsime ant kokių daržovių salotų, tai aišku, mes gausime ir tą vitaminą C, ir tuos polifenolius, ir va taip sveikatai mes tikrai labai padėsime. Na, o jeigu, pavyzdžiui, uždėsime grietinės arba majonezo, aišku, mes jau sveikatą kažkiek ir žalosime. Tai reiškia, geriau tikrai sveikatą pasistiprinti. Na, taip pat pasižymi kraujagyslių trapumą mažinančių poveikių polifenoliai, kapiliarų sienelės stiprinančių poveikių, slopina mažo tankio lipoproteinų oksidaciją ir trombocitų agregaciją, tai reiškia saugo nuo trombozių. Na, tai iš tikrųjų yra puikūs antioksidantai ir saugo mūsų organizmo ląsteles nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio. Kartais gal kyla klausimas, o tai kas ten vyksta, kodėl ten taip yra blogai? Kadangi laisvųjų radikalų molekulėms trūksta vieno arba dviejų elektronų, tada jie agresyviai puola sveikasias molekulės, sveikasias organizmo ląsteles, norėdami susigrąžinti tą trūkstamą elektroną ir taip žaloja ir sukelia ląstelinio lygio uždegimus. Ir ta visa reakcija yra vadinama oksidacija. O polifenoliai, jie atiduoda tuos elektronus ir taip, galima sakyti, nukenksmina laisvuosius radikalus ir jie negali žaloti. O laisvųjų radikalų mūsų organizme prisigamina iš tikrųjų, na, ko gero kiekvieną dieną. Net ir susinervinus elementarus stresas skatina laisvųjų radikalų gamybą. O be to yra ir aplinkos užterštumas, ir, sakysim, maisto produktuose yra irgi įvairių medžiagų, kurios gali ten būti, kad ir labai nedideliais kiekiais dėl technologinių tikslų, kurios irgi gali skatinti tų laisvųjų radikalų susidarimą. Todėl antioksidantų, polifenolių mes tikrai turime gauti kiek galima daugiau. Na, o jeigu negausime, organizme vyks taip vadinamas oksidacinis stresas, kuris sukelia audinių, organų, DNR pažeidimus, spartina senėjimo procesą. Taip pat siejasi su tokiomis ligomis kaip Parkinsono, Alzheimerio liga, vėžys, katarakta ir ta pati aterosklerozė, kurią ir šiaip riebalai skatina. Taigi, riebalai, kaip matome, yra įvairūs. Vieni yra geri, kiti yra blogi. Na, bet ko gero, šiandieną mes išsiaiškinome, kad ne viskas, kas riebu, yra kenksminga, mityba turi būti įvairi, reikia žmogui visų medžiagų, tarp jų ir riebalų. Tik labai svarbu nepamiršti saikingumo principo. Net ir tas pats alyvuogių aliejus, kurį mes matėme maisto pasirinkimo piramidėje, kuris yra iš tikrųjų sveikatai labai palankus, neturėtų būti vartojamas labai dideliais kiekiais, nes bet kokiu atveju tai yra riebalas, o riebalų mes ir taip suvartojame per daug. Ačiū uždėmesi.